Tave vis močiut žiūr. Tu teik daug išminteis turi. Ekta, Nu ką ekta? tek išgyvent moko. Taigi tu tokia gudra esi. Kaimynus tos Nu, kas lauskus? senėlį, taigi jų ištrėmė. Kiek tau teko mateit? Ne, taigi aš ten jį išskundžiau. Veisus partizonų veids aš išpasakojau. Žydų sukėlėjimą aš buvau malšint. Su visais partijos nariais aš permiegojau. Visaut save žiauriai, visaut sakau. Man reikėt močiut. Mačiau tave pričiupau. Tu tik neleis to video. Tu mylimiausia Instagramo močiutį išvadinai komunistė, nacistė, paleistuvė. Čia yra tik humoras ir socialinė kritika. Ar tau gaila, kad žmonės prisimena savo mirusias močiutės? Kas čia blogo? Kai matau jau 7 video su močiute, kuri jau kalba apie vaiduoklius, akivaizdu, kad tai yra tik auditorijos rinkimo priemonė. Tau visur kyšo kapitalizmas. Aš kritikuoju tik emocinį platforminį kapitalizmą, kuriame suprekinama yra intimus ir kasdieniai žmogiški jausmai. Prie ko čia močiutė? Negi nėra svarbesnių taikinių su kuo kovoti? Šiaip yra. Imk telefoną ir ištrink tą video.